Aš pasižiūrėjau, 71 numeris laimėjo 19, 20, 21 metais. Tas laimingas, sakykime, numeris ar kokiai Miles Plus ekipai, ar tai buvo Porsche, ar tai buvo Audi, jie finišuodavo pirmi ir vėl. Viename kadre mažiau negu 7 sekundės tarp Juliaus Adomavičiaus ir Eimanto Novikausko. Jeigu Eimantą prieš tai spaudė Andersas Fjordbachas, tai Julius Novikauskas, manau, kad dabar demonstruos nekiek neprastesnį tempą. Paskutinėme rate 3 sekundės ir 30 atloštos. Jo, ir atrodo vienus lyderius ir Julius ten jau taip maksimaliai išnaudoja trasą. Ir ne pirmas kartas Julius, kai jisai taip išnaudotų trasą. Aš netgi galvojau, kad netgi gal Julius vakar važiuotų toje kvalifikacijos Super Paulo dalyje, nes jie su Andersu važiavo labai panašiu tempu. Aš irgi to tikėjausi, bet aš iš Juliaus daugiau emocinio būvio supratau, kad jisai labiausiai atsipalaidavo.